Sveiki, sveiki. Giedrys. Ką mes čia turim? Dalį laužo. Tulkina, žodžiu. Daug metų negeriu, neberūkau, bet dar daugiau metų kaupiu visokius šūdus. Tai prasme, projektus, kas susiję su garažu. Tai prasme, tai buvo hobi, pomėgis, tai ten motociklai, visokie ten, tararai, motoroleriai, automobilių, tai jau dabar jau įsikratęs visko, bet žodžiu, visokio chlamo. Tai gyvenau pas tėvus, įsikrauščiau, gyvenau bendrabutį, įsikrauščiau, gyvenau bute, įsikrauščiau, turėjau garažą nuomojamą, įsikrauščiau, turėjau nuosavą garažą, pardaviau. Dabar turiu, ką turiu, jūs matot, sodybą. Ir visi tie likučiai, ta prasme, vis kaupėsi, ką vis prameti, ką vis pasilieki, ką dar padarai, ta prasme, ir vis kaupėsi. Kažką paimi daiktus, perūšiu į vieną vietą, paimi į kitą vietą, pasižiūri šito gaila išmest, gaila, padedi į kitą vietą. Ir taip vis kaupėsi. Tai va dabar turiu. Čia tik maža dalis, dar po to parodysiu didesnės dalies. Nutariau varyti į retro mugę. Visą laiką važiuodavau, jūs jau matėt, gal ten 4-5 vlogeliai buvo, kai varau į retro mugę. Ir perku kažką, arba ten papasako, arba kažką nupirku, ar kažką yra čia tų vlogelių, galėsit pasižiūrėti. O šį kartą noriu važiuoti į retro mugę, kaip, gal kažkokį šūdą, tai tikrai nusipirksiu, čia faktas, bet kaip pardavėjas. Galvojau, turėjau tokią idėją, kad, pavyzdžiui, susikraunu viską, žmogus kažko prašo, bakas euras, ten šitas euras, žodžiu, tikslas įsivalyti. Viską įsivalyti konkrečiai, kad ta prasme, neužimtų vietos. Ko neparduosiu, tai gal dar paliksiu kitam kartui, ar kažkaip į skelbimus įdėsiu. Bet žinot ką, klausiu, kiek ta retro mugė kainuoja, ta prasme, įvažiavimas, viskas. 40 eurų, sakė. Dalyvio mokysis, kad tu galėtai prekiauti. Cin, 40 eurų. Tai jau po eurą kaip ir neina parduoti, jau reikės 2 eurų, kad susirinktai. Tada kuras 20 eurų, jau 60, cink. Ir vis tiek aš pusę dienos vargsiu, nebūsiu namuose, tai aš per tą dieną arba pamiegočiau, arba kažką. Tai vis tiek bent savo, kad atsipirktų ant maisto, ant kavos, ar jeigu žmona bus, dar 20 eurų. Cink, 80 eurų. Tai dabar planas yra toks. Su visais šitais chlamais, aš jums po to papasakosiu, kokius aš čia sudedu chlamus, bet su visais šitais chlamais bandysime padaryti taip. Uždirbti bent 80 eurų, prasme, ir stengtis kuo mažiau parsivežti šitų šūdų. Tai va 2 tikslai, kodėl aš važiuoju į retro mugę. Tai įsiparduoti ir bent 80 eurų uždirbti. Tai čia 80 eurų, tai čia padengsiu savo išlaidas, nieko. Ką surinksiu virš 80 eurų, jeigu surinksiu, tai bus, kaip pasakau, jau čia projektam. Arba kažkokį. Va. Esu teisybę pagalvojau, iš kur tu surinksi tuos 8 eurų. Bet viltis durnių motina. Tai va su šitais chlamais bandysime krautis. Pirmiausiai tai dar apiputinėsiu dulkį su kompresorium. Dar pabandysiu, kad bent dviratis va šitas suktųsi. Čia mano pats pirmas dviratis. Ne tėvai kur nupirko, bet kur pats įsigijau. Tai va čia Alytui važinėjau su šitu, kad žiūriu, kad net nebesisuka. Tai reikės biškiai apiputinėti dulkės, pripūsti oro, jeigu čia kažkiek tai laikosi, net čia nauja padanga buvo. Tai va. Ir gal kažkoks žmogutis ar vaikas nusipirk šitą dviratuką, ko? Trynimui. Tai va, įsikėlėm tikslus. Retro mugėje bus sekmadienį Kaune.
Jei kam aktualu ir kas norės, tai atvarykit pas mane į mano šūdniekių stendą. Tai gal dar duosiu kokį lipduką, jeigu prenumeruojat YouTube. Ir gal galėsit su kažku, pasimti kažkokią detalę, nusipirkti ar dar kažką. Tai va, nesakau, turiu tikslus. Kuo mažiau detalių, kuo mažiau va šito šūdo, va. Nesakau, gaila išmest. Va, kuo mažiau visų va šitų parsivežti namo ir uždirbti bent 80 pinigų. Šiandien tai to nematysi šitam vlogelį, aš tik rodysiu, ką aš čia įsidėsiu dar, gal kažkokių va tokių įvairesnių daiktų, iš kur jie gavau, gal kokią istoriją atsiminsiu, tai va papasakosiu apie daiktus, bet kitam video, jau kai bus retro mugė, tai jūs pamatysit, kaip man pasisekė įgyvendinti šitą tikslą 80 pinigų, ar nepasisekė, tai va, bandysim. O šiaip tai sakau, jeigu galvau, kad turgus ten kokie 10 eurų, simboliškai, tai jei būtų 10 eurų, tai čia būtų tikslas 30 eurų uždirbti, tai čia būčiau paleidęs tikrai viską po eurą. O dabar truputėlį reikės jau žiūrėti į kainas, tai maždaug šitų stebulės kaina 4 eurai bus, arba 3 eurai, jau euro nebus. Kranelis irgi kokie 3 eurai, ne 50 centų, kaip galvoju. Tai va tokių dalykų. Prieisim prie šitų detalių. Svarbu žinot, link kur šitas video eina. Ir, ta prasme, dar aš čia pririnksiu, dar aš turiu pas tėvus prikaupęs. Tai čia dar ne visos detalės, dar pririnksiu. Nepatikėsit, žinokit. Orą laiko. Sutepiau grandinę. Net ir stabdžiai yra. Superinis dviratukas. Bet tai žiūrėkit, kaip patobulėjau. Va šito dviračio čia. Jei gerai atsimenu, aš jį radau išmestą metalo laužį. Tai nusipirkau tik naisę galinę padangą naują, jo, ir kamerą, grandinę ir man atrodo atšvaitus nusipirkau. Aš dar čia gal trosas buvo nulaužytas, pasikeičiau, žodžiu susitvarkiau ir atsimenu važinėjau. Nemažai važinėjau su šitu dviratuku. Tikrai nemažai. Po miestą tikrai jokių kelionių nebūdavo, tai va. Toksai mano dviratukas. Tai dabar aš kažkam jį perleisiu, jeigu norės kas nors. Jei nupirks, bus pradinė kaina, manau, 30 eurų. Visą laiką galimos dėrybos. Visą laiką galimos dėrybos. Tai va. Tada einam prie va šito, kur norėjau sodybos puošmeną daryti. Tai pamačiau, kad šita sodybos puošmena nesigaus. Ir nebus jinai čia padaroma. Tai nusprendžiau paimti ją ir vežtis į retro mugę. Šitų nevešiu. Čia iš karto į metalą laužą. Čia mano javos lankai, kur restauravau, 354 stebulės įsėmiau. Šitus paimsiu, nes žmonės, šitas tai dar neblogos būklės, o šitas tai gal dėl stebulės pasim žmogus kažkoksai, kokį petaką ar 2 euručių. Tai va. Daugiau ką, pumpos, batai jau man netinkami išauk, ta prasme vienoje vietoje kiaura. Ir vaistinėlės. Vat, kas dar čia. Čia vaistinėlė, tai man atrodo pilna, bet jau netitinka dalykų. Gaziko lempos kažkada pirkau Moskvičiui. 401 buvau parinkęs. Šitą dūdą nežinau kieno. Čia gal Moskvičiaus. Žodžiu, čia jeigu kas nors sims, tai džiugu. Va, tik čia, kad brangesnis daiktas, prašysiu už jį kokių 20 eurų. Gal, manau. Nes čia Moskvičiaus tarpinės gumos tarpinės, kur aš pirkau senukų. Tai taip ir nepanaudojau. Tai jos ganėtinai brangas ir būna kaip sakau, susigarankščia, susitrūkinėja. Tai va. Toliau, ką mes čia turim veikiančią šitą drėlytę. Pasibaigusių galiojimo gesintuvas. 354 javos lempa. O čia kažkada 5 eurai, gal kažkam siuntęs. Plaktuką įmesim. Čia yra tuščia duinytės. Minskelio kojelė. Apteka. Ir čia filmai. Ai, ne, čia gal ne filmai. Čia net nežinau kieno. Ai, DVD čia.
dėdžiaus čia mano amžinatilsį krikštų tėčių. Tai simboliškai jo atminimui po kokį eurutį reikės prašyti ir jeigu surinksim, tai kokią žvakę nupirksim, uždėsim ant kapų, kad laimingai ilsėtųsi. Tai čia jo visas palikimas, aš nenorėjau ją išmesti į šiukšlyną, tai paėmiau. Tai, o čia daugumoj 3 javos tos 12 dalys. Vada įžo bakio, propkė, tachometras. Žodžiu. Vietoj dviratukus, kosminis. Einam į vieną pastatą, parodysiu dar, ką iš ten tempsim į retro mugę. Žinot, ką pagalvojau, būtų visai nieko faina nulėkt su samurajum, nes jis toks kaip ir jau retrinis, tai prie retro mugės tiktų, bet kad aš pagalvoju 10 litrų, 100 km, 20 litrų, tai reiktų 100 euručių užsidirbti jau papildomai. Neštum, kaip sakiau, bet 100, tai galvojau, lėksiu su Golfesteriu, su juo pigiau, o kitiem metam planuojuosi dujas susidėti į savo samuraiką, tai su tuo tada reikės kažkur retro mugėj pasirodyti ir dažniau išlysti į miestą. Nes dabar pagalvojau, gal ir spėčiau, vis tiek nebedirbu, tai nuimt ratus uždėti, tai tada 10 litrų ima 100, nes su šitais purviniais ratais, tai ir gaila trinti padangas. Ir gaila, kaip aš sakau, daugiau ekonomiškumo nėra ir komforto važiuojant iki Kauno. Tai va, tai tu rašysimės ant lentos, kad reikia ir samurajų krapštyti. Tai bus ir kontento, ir visko. Norėsiu dujas įdėti į samurajų. Priėjom Golfesteriui. Ką mes čia turim? Tai turim numeriukų pardavimai. Gal kažkas susidomės. Turim Maskvičiaus detalės, žodžiu, jei Maskvičiaus detalių kas nors paklaus, kad vat, kiek, sakysiu, kiek duodi. Duos 10 eurų, 5 eurus eurą parduosiu Maskvičiaus detalės. Va šitas visą dėžę tegul naudojasi. Čia irgi karburatorių, čia įsiurbimo kolektorius, generatorius, žodžiu, plaktukas. Tai javos, vat, viencilindrės variklis. Irgi reikės parduoti. O ką man jau reikia? Aš viencilindrės tikrai nedarysiu. Čia 250 kubikų jis jau strigęs. Aš už jį mokėjau 35 eurus, tai automatiškai reikės daugiau kažkiek tai gauti už jį. Tai reikės bent jau minimum prašyti kokią 100 ir bus galima dėrėtis. Tada plakačiukų, žiūrėkit, kokių turiu. Čia norėjo kažkada išmest mano mokyklą. Va, tai pabandysim parduoti, gaila, kad jie supelyja. Bet gal kažkas norės. Tai. Lipam į ten. Va, mano samis. Jis kaip tik vat gražiai atrodo. Emblemos va. Būtų faina su juo nulėkti. Bet kad čia aš reikaliukų su juo. Nu ne ovas, čia viską gali važiuoti, bet tai brangu. Ne, dėsnos nedėsim. Nedėsim, negalim. Žiūrėkit dar, kokių šūdų čia yra. Lempas, vat reikia Maskvičiaus. Vadovėlius turėsiu, bandysiu įdėti. Gal kai žmonėm aktualu bus. Matot, kaip baraklo. Dėsnos nei vienos neparduodu. Jeigu dar turit, galiu nupirkti. Bandysiu surinkti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeigu pavyks 6 normalias dėsnytės, tai bus galima palikti va čia, kas norės pasivažinėti ir pajausti tokį nekomfortą važiavimą. Tai reikia va šitas variklį, tai esu pardavęs jau Maskvičiaus. Va liko tik tai šitas gaubtas variklio. Va traktorių vadovėliai. Šitas, va, kur turiu po 2, tai reikia būtinai irgi sudėti. Po 1 pasilieku savo, neparduodu vadovėlių. O kas po 2, tai visus pabandysiu įdėti į skelbimuką, nu ne į skelbimuką, bet į
turgelį nusivežti ir gal kad yra žmogelių, kurie tikrai norės nusipirkti. Va, rusiškas trikampis. Nu, tai prikaupta. Čia šiaip iš mano tėvų namų dar netvežta, bet čia kai kurie dalykai iš namų, nu iš garažo mano tėvų, nes jau sako, gal sūnau įsikraustyk. Tai, o kai būdavo su šitais vadovėliais, tai ką, juos norėdavo išmest, mokykla nurašydavo, va mato, čia labai seni, 90 metų, ir jau jie, nu, netinka mokymo procesui. Čia gal susilaisė tai pas mane. Tai šitą žemės ūkio turėtų būti mokykla, jei neklystu, palauk, 16 puslapis ar kuris. Gal čia net ne mokyklos, gal čia taip kažkur nupirkęs. Net nėra spaudų mokyklos. Čia gal kai kurie mokyklos, kai kurie ne mokyklos. Tai žodžiu norėdavo išmesties, nu ne išmest, bet sudegyti į katilinę. Tai aš sakau, nedeginam. Pasimam. Nu tai vat visas šitas knygelės aš taip ir saugau, nes norėjau, sakau, išmest. Sudegit, va čia Balbieriškio mokyklos, va matot. Šitą tai iš vis niekinė. Gerai, kraunamės. Reikia atituštint namus ir reikia projektam, pinigėlių projektam, kad kontento būtų geresnio. Tai vat po biškį kraunamės po trupučiuką ir manau, kad tik aš dar galvoju, kai susikrausiu viską, gražiai įsidėstysiu, nu, ir kai reikės parsivežti daugą, o tikrai reikės, tai kur man reikės viską padėti, tai aš jau rezgu mintį, kad gal čia va viską gražiai susinešiu, atsikabinsiu visą, va, šitą, nes čia tvarkysis, remontuosis, šitą šienas, tai jo, galvoju čia, ir per žiemą turėsiu paruošti dviratukų pasivažinėjimai. Šitas tai mano vienmetis 87 metų, tai šio iš vis negaliu parduoti. Su tuo keliavau prie jūros dviračių. Bet gal kada irgi, va, kai bus su šitais laužais atsibos, tai viską po truputį. Nes man būna etapais, azartas, kartais sunervuoja kas nors, tai išmetu, išparduodu, atiduodu, žodžiu. Būna kartais perki, tempi ir galvoji, turi viziją, projektą, planą. O kaip ir dabar turiu vizijų, planų, tai tų dalių dar neišmetu, vis kaupiu. Nu ir kartais įsipildo tos vizijos, kartais neįsipildo, nu, toks gyvenimas. Žinokit, nepatikėsit, įpusėjau. Va, tik kiek liko išpūsteliuoti dulkes. O žiūrėkit, kiek jau sudėjau. Aišku, dar čia dasipildys viskas. Savo pasidėjau savo pirmosius javo kaip spidometrus, nes su šitu javo pradėjau, nu, važinėti su juo, po to įsidėjau šitą ir dabar naują nusipirkau spidometrą, nes šitas biškį neveikia, o dabar susitvarkiau. Ir šitas buvo 354, nu, 250 kubikų. Dviratuką, plakačiukai. Dar įsimečiau Volkswageno 14 ratų gaubtų. Javos visus degimus, vis tiek aš jų nebenaudosiu. Čia tokių naujų gumų radau, tai va susivėriau ant rato, ant šito šniūro. Čia va lempelės visas maždaug susidėjau, kad būtų žmonėm. Čia šiokį tokį įrankį, kuriuo aš nenaudoju. Čia motociklisto tašės, numeriukai va, gal kam reikės. Šmėlios, tai aš juos kažkada pirkau, gal dar litais, ar jau eurais. Gal iki eurais jau. Mokėjau gal 15 eurų. Ne, tai litais bus, tai 15 litų. Tai jeigu gausiu aš už visus čia, tai parduosim. Kažkiek tai laistytuvą irgi galvojau. Prie retro mugės tiks kam nors moteris kokiais. Čia pagrindas vien Maskvičiaus dalys. Čia va tik tai Seminsko žvaigždė. Tai va, nu ir sudėjau visus Audi kupė. Prasme, šviestuvos čia jie šiaip tai blendai jie brangus, bet jeigu žmogus duos man už viską apie 10 eurų, tai lai pasiema, nes šiaip tik blendas, man atrodo, 60 eurų ar 70 numerių. Tai va, tai tokių deficitų yra. Vat naujų kaladėlių dar. Čia neklystu, tenka daug kam, kad 13 ar 14 ratam, neatsimenu. Gal net jie ir skečiasi šiek tiek, nežinau, čia stabdžių andėklai vadinami. Tai va, reikės ir juos gaila išmest. Čia žigulinį, man atrodo. Tada čia tai va jau šitus atskyriau, metimai. Tai kas beliko bakus nuputeliuoti
su kompresoriuku. B6 Passato šitas domkratas, gal kam reikės špetakiuką. Tai vat. Aišku, aš kainas truputėlį sakysiu, biški gal didesnės ir sakysiu galima galimybę dėrėtis. Tai va, gerai, einam atsigersim vandens ar kažkokių sulčių ir einu užvalgysiu, nes jau energijos nedaug liko. Tada! Viskas, apsiputėliojau. Šitą paliksiu lauke, nevarysiu niekur. Lai stovi čia, bet įsikrausiu irgi. Norėjau įsiardyti, bet pagalvojau, ai gal kažkas visą atsilą paims. Gal duos tinkamą pinigų sumą ir paleisim, tegu vargsta su visų karkasu. O jei ne, tai kitam kartu išardysim. Dabar ką turim? Va. Smagu. Taip. O tai chlamako. Labai bus džiugu, jeigu mažiau nei pusė parsivešiu atgal. Va, dėl šitų tai dar nesu garantuotas, gal nevešiu į turgų. Čia variklio blokai 354. Tai kaip tik aš turiu net ir pasidaręs stumoklius, cilindrus, alkūninį. Tai faktiškai gal geriau susirinkti ir savo javai, kada zapasui naudoti. Bet kad čia to tiek važiavimui, tai čia aš nelabai suvažinėsiu. Tai vat, labai noriu parduoti dviratį. Pradinė kaina bus 30. Nu, sakau, noriu kuo daugiau parduoti tokių didesnių daiktų, kad nesimaišytų. Tai jo. Žiūrėsim, kaip mano tikslas gausis. Žodžiu, kaip man seksis, būtinai aš filmuosiu. Ten pasidėsiu specialiai kamerą, parduosiu pirmą daiktą, wow, pasakysiu, ką pardavau pirmą. Tai vat, jeigu turėsit, ta prasme, laiko ir būsit Kaune, man atrodo, aerodrome vyks, tai prieikit prie manęs, duosiu lipdukų Gidrys, pasakykit, kad YouTube'ą žiūrit ir paprašykit. O ką? Tam bus kitas vlogelis, jisai išeis po savaitės. O šitą vlogelį bandysiu padalyti, kad jūs matytumėte prieš savaitę, kad jeigu dar kažkokių idėjų, tai komentaruose parašytut man. Tai va. Tai laikom čiūrikus. Lauksim, čia dabar yra pirmadienis, tai dar liko 6 dienos, tai šeštadienį krausiuosi visus daiktus, tada gal kažką dasikrausiu. Papildomai dar noriu vieną šalmą dadėti, nes vis tiek nenaudoju, bet neradau kažkur gal numestas pas tėvus, tai reiks nuvažiuoti pas tėvus. Tai va tokių, kad, nu, sakau, kad prisikraut pilną priekabytę, nes dabar dar kol kas pilnos priekabos nėra, bet norisi, kad jinai būtų pilna priekaba, kad, nu, tikrai žmonės turėtų kažkokį tokį pasirinkimą, o ne tai, kad sakysi, ai jo, turiu, bet namuose liko, ai, bet, nu, tai prasme, kad, vat, sakau, pirmas turgas, tai toks, taip net, visą laiką tik pirkdavau, niekada neparduodavau, tai toks net, kai sakau, azartas, gal tikrai kažką parduosiu ir gal bus, wow. Gerai, tai trumpas šitoks vlogelis, pasiruošimas turgui, apsivalymas čia faktiškai, pasirankaliojimas, tai tiek noriu padaryti tą vlogelį, kad jis išeitų, kad jūs pamatytut ir kad mes susitiktume, jeigu bus noro retro mugėje. Tai kai visą laiką nepamirštam hebrytę laiko, nepamirštam pasidalinti su draugais, jeigu patiko mano kanalas ir video, ir susitiksim kituose video. Su tavim buvo Gidrys. Iki.